Labas vakaras, Ruslanas alkoholikas. Apie save. Man dabar 52 metai, nepertraukiamas blaivybės ten 16,5 ten su kažkuo tai. Tai kodėl alkoholikas? Aš visada galvoju, kad alkoholikai tai tokie gerokai panišiuoti vyrai, 40+, kurie iš plastikinės taros geria. Ir jeigu aš neįtitiksiu tom kriterijom, tai aš faktiškai ne. Tame prasme, prabanga, gyvenimo lygis arba įsilavinimas faktiškai stato mane aukščiau alkoholizmų, taip, lyg tai bent iš vidaus man taip atrodė. Arba gebėjimas pasiekmes užglaistyti kažkaip tai. Bet alkoholikas, todėl kad paprastas apibūdinimas, viena dalis yra, aš nekontroliuoju išgeriamo alkoholio kiekį. Aš priimu sprendimą išgerti 3 alaus, bet išgėrus jau 1-2 aš pakeičiu sprendimą jo. Ir man atrodo, taip daro visi, čia yra normalu, keičiasi būsena, keičiasi norai ir kažkaip tas, bet kiek mačiau, tas dalykas dar kieme su draugais būdavo, aš pagaudavau tokius momentus, kad aš matau, kad iki pilnos laimės neužtenka to kiekio ir man taip norėjusi pasakyti, jūs viską man palikit, tame prasme, o aš jums ten nežinau, ten milijonus rytoj. Tame prasme, kad bent vienas iš mūsų bus laimingas. Be abejo, aš to niekada nepadariau, nes, kažkaip savigarba, ten svarbi buvo jų nuomonė, bet aš tą pastebėjau dalyką. Kaip tas nevaldomumas kiekio, tai iš esmės, kaip jis pasireiškia, aš iš karto einu į tokį jau įsižydėjusiu gal alkoholizmą, kad aš visą laiką bandžiau išgerti daugiau negu priklauso. Mililitrais ten, nedaug, stebėjau kiekį. Man kančia gerti su visais jų tempu, jų kažkaip tai, bet reikėjo visą laiką laikyti kaukę normalumo kaukę, jo, prisiderint, kaip visi, bet buvo tokie be abejo atvejai, kad ten svečiai išeina, aš einu plauti indus ir hliop iš visų nuplauni ir greit miegot, kad nepastebėtų, pasekmių nebūtų ir visi tie dalykai. Tai tokiu būdu arba važiuoju aš ten už vairo, ten su vaiku ir išgeriu 1 alaus oficialiai, bet realiai kokias 4 taip. Ir taip stengiuosi taip žvaliai atrodyti, žinai, taip, kad žmona nepastebėtų. Tai visi tokie smulkus dalykai, nekontroliuojamas, kad nepaisant kažkokių pasekmių, tokie smulkių, kaip rytas, nėra ką veikti, vakare važiuot, už vairo, prie Lenkijos sienos, visa kita, tai aš išošviu baro tenai 50. Tai, po to dar vinelio galima čia išpilti. Tokie kažkokie, atrodo, gražu, nėra kur save padėti. Ką čia, knygą skaityti, ar ką čia, kažkoks toks nerandimas vietos. Ir galų gale vakare aš ten moku pinigus, vairuoja žmogus, ten visi tie dalykai. Tas nekontroliuojamas kiekis irgi, aš dirbau Klaipėdoje, gyvenau Vilniuje. Kiekvieną antradienį aš važiavau su traukiniu į Klaipėdą, į uostą, ten fūros sutikti. Tai aš buvau paskaičiavęs, kad 160 kartų iš eilės aš galvojau, kad aš paimsiu 3 alaus, kad užmigt, bet visą laiką aš ten buvau labai pagiriotas rytais. Tai vienu žodžiu, kiekvieną kartą. Bet tas man irgi nepanašu į kažkokį nevaldomumą, nes atrodo, čiagi aš noriu. Aš nenorėsiu, bus kažkas rimta, ir nenorėsiu. Tokiem, ašgi ne taip, kad nenoriu ir mano rankos eina. Lyg tai mano noras. Bet gal taip tas nevaldomumas ir atrodo, kad aš turiu pasirinkimą, bet pasirinku tą patį. Gal čia ir atrodo nevaldomumas. Tai iš tos dalies, ką aš bandžiau su to daryti, tai aš bandžiau, aišku, slėpiau visą tą dalyką, bandžiau atsigert kažkur tai, kad nebūtų pasekmių. Atsirado tokie, iš karto atsirado kažkokias pasiekmes, kurios aš turėjau slėpti. Visą laiką lydėjo kažkas ar istorijos kažkokias. Ir dažnai mano istorijos buvo pritaikytos klausytojai. Tai prasme, aš suvokiau, kad, taip, nesilgia normalų žmonės. Arba aš dirbau vienoj, ten tokį darbą papildomą turėjau, tokio laboratorijai, ten budėjau, ten kai kurį laiką reikėjo naktį būti, ir ten nėra ką veikti, tai pažiūrėjau ten filmą vieną, kitą, paėmiau alaus, bet gavosi taip, kad ryte
ryte joga, atsispaudimai, daug vandens, 2 pirštai ten, daug prisivalgyti ir po to darbuotojai ateina, aš ten prie mašinos, jau, o, sveiki, aš čia jau išvažiuoju, žinai, kad nesiartint, arba tie dalykai, kad nekvėpuoja, žinai, ten, nu, žinau, ten, laba diena, žinai, nu, vat, kažkokie tokie žaidimai ir aš suvokiu, kad čia, nu, nenormalu, nu, taip. Kažkur ten miglotai suvokiu, taip sakyčiau. Aš kitiem nepapasakočiau tokių dalykų. Bet savo aš turiu paaiškinimą. Ir, kaip sakant, alkoholizmas yra išskirtinumų liga, kur yra tie, nu, mitiniai normalų žmonės, tai man, aš esu aš. Tai, vat, dėl to aš, tai čia tie, vat, dalykai. Ir, kad tų pavyzdžių daug ir irgi savo valdomumo, ką aš dariau, mano gyvenimas buvo panašus į ilgą eksperimentą, kaip surasti va, tą balansą tarp sociališkai normalaus žmogaus ir visa kita, ir tie būdai, kad sakau, kad atsigert ten kažkur tai, o namie jau gyvent kaip žmogus, jie nesuveikia. Niekiek. Ir aš gerai pamenu, kad aš žmonai sakiau, kad va, ten, su Valdemuru mes taip ilgai kalbėjom vieną kartą, taip kažkaip taip gražiai viskas gaunasi, va, kame sprendimas. Nu, tai šitų sprendimų būdavo milijonai. Kita dalis yra arba aš nekontroliuoju išgerimo alkoholio kiekį, arba aš noriu nustoti gerti ir matau, kad aš nebegaliu. Tai pas mane jackpot ne arba, o ir man pasisekė. Tai tas ir atrodo, aš nenorėjau nustoti gert, bet aš norėjau kažkaip, kaip čia, pakoreguoti reikalą. Bet ir, man atrodo, nedaug reikia. Vat reikia iki 12 klasės. Vat ten, man atrodo, milimetras. Čia reikia kažko iš esmės, man atrodo, kosmetinis kažkoks biški. Vat nedaug, visai nedaug. Vat iki to. Kada buvo linksma ne man vienam, o visiems kitiem irgi, vat iki to momento. Tai ir tie bandymai, be abejo, aš nekreipiau jos dėmesio, buvau po kažkokių pasekmių, ypač atrodo, kad aš tiek suvokiau, aš tiek išgyvenau, aš tiek, jau, kad aš pasikeičiau iš esmės kitą asmenybę, nieko panašaus gyvenime neįvyks, tiesiog čia dvasinis pabudimas, jo, kažkas tai kito. Ir bandymas negert, bet va tas yra, kad, gal čia ne taip jau ir kad kažkaip visą laiką grįždavau. Keista, kad mano galva atvesdavo mane prie to, kad aš būtinai turiu. Netgi fiziškai tą savijautą atrodo, kad ne. Ir tas gyvenimas tuščias. Aš daug kartų užduodavau klausimą, kodėl čia yra taip svarbu. Tai aš ten alergiškas, kažko nevalgau ir nesiparinau, o čia yra svarbu. Alkoholis panašus buvo kaip matricai, kuria įdėtas visas mano gyvenimas. Va, tiesiog. Jis turėjo būti, nes ant kiek jis svarbus gali parodyti tokie dalykai, kaip mano svajonės. Ten svajonė, tokia svajonė, nepildymui, bet tiesiog pasvajot, kaip serialas galvoj. Aš turiu savo salą, savo pilį ir aš paskaičiuoju, kiek man reikia ir kokį alkoholį iki gyvenimo pabaigos. Tai čia, reiškia, kokią vietą užima tas dalykas mano gyvenime. Bet aš be to turėjau, mano gėrimas, aš gan toks neramus, aš pasekmių turėjau įvairių ir šiandienai matau, kad man pasisekė su to, kad mano gėrimas toks yra. Nes, turėjau tokių, aš už vairo nuolat važinėdavau, būdavo atveju, kai, sakau, mane gaisrininkai pjovė stogą, kad mane išimti, ten turėjau ligoninės, buvo, kad smiga už vairo, kaktomuša į priekinį 4 metus mokėjau už aną mašiną, ten skolą išmušinėjo, visą kitą, ten brangi mašina buvo kita ir visą ten, aš bandžiau išsisukti, pabėgti, nesumokėti, ten ne ant tų užsiroviau. Tai aš turėjau, visokių pasekmių, kurių tokių apčiuopiamų, gerai, nes tie pinigai nuolat išeidavo, ten antstoliai ir visą kitą traumos, kad aš neramus ir iš šiandienos perspektyvos aš kodėl skaitau, kad man pasisekė, nes aš turiu draugą vaikystės, kuris geria, kaip aš svajojau, visą laiką paima su savim pinigų, kiek nori pragerti, palieka telefoną, ten paima raktus, išgeria tiek kiek, bet šiandienai aš jį matau Vingio parke su keistom kampanijom, ten ant tų pitačiokų, ten kažkaip tai nekelia ragelių, ten su visom tom būsinom, tai reiškia,
tas laikas, kuris jis davė savo, jam suveikė va taip pat. Nu, tame prasme, kad aš greičiau atėjau. Nes mano krizė buvo 33 ir kokie atėjimai, tai dėl alkoholizmo, faktiškai į anoniminius alkoholikus aš patikau pridaręs gėdos, nu, motinai ten, jinai ten vadovavo vienoje įstaigoje ir ten aš sunelis labai atsižymėjo ten, vienu žodžiu, ir nebuvo kur dėtis kažkaip tuo metu. Ir mane atvedė pas ne į grupę, o psichiatras, psichoterapeutas. Nu, buvo tokia naujoje Vilniuje ten grupė. 12 žingsnių studija, faktiškai taip, visų priklausomybė ten. Alkoholikai, anoreksikai, ten narkomanai, visa ką, bet kažkas tai tokio. Aš labai pamenu, kad aš galvoju, kad aš kažką sužinosiu ir tas man pasikareigos kažkaip. Nes tie dalykai man žmonės nepatiko, bet man patiko ta giluma, gal kažkokia ir atvirumas ir va tie dalykai mane užkabino labai, nes dar 10 metų iki atėjimo aš kažkada ėjau iš Vingio parko ten kažkur prasimiegojęs ten nežinia ant saliukų ir susvajojau, kad gerai būtų, kad surast kokį būrelį ten, tokį filosofinį, ten Nyčė, Kantai, kažkas ten iš vidaus, iš esmės, ir mano gyvenimas pasikeist. Aš nežinojau nieko apie anoniminius alkoholikus, čia iki 10 metų iki to. Tai jaučiau, kad kažkas yra to, bet tas išskirtinumas irgi, kad pasirodymai kažkokie, šou, durnų istorijų, tų visokių krūvą, kur turiu ir, man atrodo, irgi, kad išskirtiniai. Tai irgi, kas įvyko, aš neblogas mokinys, iki ten 9 žingsnis, netgi iki 9 žingsnio atėjau skriaudoti taisymas, aišku, nejau nieko daryti, nes vidum jaučiau, kad čia dar ne pabaiga. Ir gerai jaučiau, kad, aš nutariau, apie tą nevaldomumą, aš nutariau pailsėti nuo alkoholikų ir pagalvojau, viskasgi paprasta, važiuoju į Turkiją, viskas įskaičiuota, ten pagiriu, čia grįžtu, pasakoju apie atkritį, ten nauji išgyvenimai ir toliau lankau anoniminius alkoholikus, viskas suplanuota jo. Bet čia dėja, viskas išėjo kur kas įdomiau. Tai ne, didelių problemų nebuvo ir grįžęs aš galvoju, kad čia, faktiškai valdomas dalykas. Aš galėsiu kažkaip, kaip karštą, šaltą vandenį kažkaip reguliuoti reikalą. Man blogiau, aš einu alkoholikus, man geriau, aš neinu ten, aš geriu, tai visą laiką aš žinau, kur ateiti ir galiu ateiti bet kada, tas dalykas. Tada žinausiu, aš jau pats to kažkaip pasinaudosiu. Tai lygos progresas, kad lyga progresuojama. Aš tuo metu maniau, kad aš nustoju gert, o po to, kai aš pradedu, aš pakeliu nuo tos pačios vietos, kaip ant pauzės pastatyti. Bet čia aš pajutau, čia taip pat, kaip eina filmas, aš išeinu į tualetą, grįžta jau kitas siužetas, Tai čia taip yra. Nes čia buvo man 8 mėnesiai negrimo, bet kai aš pradėjau po kai kurio laiko, pasekmių lygis jau buvo visai kitoks. Iš moralinės pusės tas grįžimas į gyvenimą toksai, reikia pradėti gyventi, paskambinti ten kažkam toli pakalbėti. Jau susižmonėjau, jau arčiau, kažkokie tokie dalykai. Vis daugiau norėjusi embriono pozėje, eikit nafik, atsiribuoti ten, žinai, nuo visų. Tie grįžimai, dieną geri, o 3 grįžti į gyvenimą, iš tos pusės yra, entuziazmų gyventi nėra, aplamai, kažkaip kitaip jau, viskas. Ir ant daugiau dalykų pasidarė pofik. Anksčiau nebūdavo, kad aš darbą ten praleisdavau, taip toliau, čia, tai nevertas tas darbas, ten kokį pyktį savo sugalvoja, čia, nevertas, šūdas naudojasi ten, ir viską galima pateisinti labai gerai, žinai. Nuoskaudų kažkokių ten, taip, apie nevaldomumą. Tai, kad lyga progresuoja, tas, kas veikia ten užvakar šiandien, gali nepakakti. Aš tą pajutau, kaip sakant, ant savęs. Ir per tą sugrįžimą irgi pamačiau tos lygos jėgą gal, tą nevaldomumą. Aš irgi toks atvejus, kaip man jis atrodo, taip topė, kaip sakant, jeigu parodyt. Su žmona turėjom savo Santa Barbarą, alkoholikų gyvenimas audringas, įdomus. Jeigu žiūrėti iš šono, pačiam dalyvauti nelabai tos Santa Barbaros. Tai čia aš
pusę metų negyvenau namie kažkur, po to daugiau negyvenau mes su žmona. Daugiau negu metai. Nes nebuvom oficialiai išsiskyręs, bet viskas ir aš deginau tiltus ir aš galvoju, neįmanoma, nu kaip tu gali mylėti žmogų, kuris, nu nežinau, ten vieną kartą, nu, numušė, taip negalima pasakyti, bet daviau, taip sakysim. Jo ten gulėjo laiptiniai, žinai, ten niekokiam stovi apsivėmės ir, nu, ir ten įvairių bairių, ten, kurių geriau neprisiminti. Tai kaip galima gerti ir mylėti tokį žmogų? Nu, tai viskas, užbraukiam, naujas žmogus, naujas gyvenimas, šiandien sveikstantis ir visa kita. Tai aš negalvoju, kad santykiai, kad mes grįšim, pripratom kažkaip tai, bet tas tarpas, kol dar buvo skaudu, tai aš pamenu, aš negyvenu namie, aš ateinu namo, aš nusiprausiu, kai žmonos nėra. Aš nuvalau visus plaukelius nuo kriauklės. Viską iš to, kad nesimatytų, kad aš buvau namie. Žinai, ten paimu kažkokiu ten savo rūbų, dar kažką, nueinu. Ten vaikas mažas, rūbai, viskas. Aš pauostau, pamatau pagalvės, man taip gaila jų, man taip gaila savęs. Aš taip norėčiau, aš viską gyvenime atiduočiau, bet ką padaryčiau, kad grįžtų kaip buvo. Bet ką sumokėčiau. Tikrai pasiryžęs. Ir vieną dieną mes ten koridoriais paverkiam, apsikabinam ir žmona sako, nu tai pasilik. Ta, apie ką aš svajojau, ką aš norėjau, už ką viską galėčiau atiduoti. Ir aš sakau, taip, aišku, bet rytoj. O kodėl rytoj? Todėl, kad aš suprantu, kad grįžęs namo bus kitaip. Aš nebus alkoholio, bus kažkaip, kitaip. Aš negalėsiu atsipalaiduoti, pasvajoti, ten savo pasaulį pagyventi, galvoju, viso to nebus. Все, bus realus gyvenimas, čia dabar, po ranką. O man norisi paskutinio šokio. Aš važiuoju į sodą atsigert paskutinį bonkį vyno. Nes už ką? Liktai, все, čia mes užfiksavom, aš grįžtu, bet tas yra tas nevaldomumas, kame pasireiškia. Tai mano atėjimas į jį faktiškai, aš fiziškai save damušiau, taip sakysim. Nes mano gyvenimas iki tol buvo, mane saugojo aplinka. Žmona, aš galėjau bet ką daryti, bet kaip aš grįžtu namo, ten tvarka, buitis tvarka, viskas gerai, aš ten atsičiūchinu, viskas vaiko pasirūpinta, visko pasirūpinta, viskas. Tai padeda ten. Ir faktiškai žmonos gyvenimas buvo toksai, kad stebėt mane, nes tik paleisk kažkur, ten prisigers, mašiną sudaužys, ten į kairį nueis, vienu žodžiu, aš tą pamačiau po to. Ir tas, aišku, be abejo išlenda, šiandien ten buvo situacija kažkada, sėdit na verkė, aš sakau, tai tu pažiūrėk iš šoną, ir jis sako, čia tu mane tokia padarei. Ir tame yra tiesos, aš stengiausi, kad žmogus būtų žemesnis, savivertė, visa kita, kad valdomas ir visa kita, nes man to reikėjo. O aš čia princas, povas vidury, o aplink to aptarnaujantis personalas. Ir visi turi džiaugtis, kad aš deimantas toksai čia atsiradau. Toks buvo gyvenimas. Iki tol. Tai aš damušiau save fiziškai, gerokai atsigėriau, atsimylėjau, Lazdynų ligoniniai pabuvojau ir viskas tai buvo. Irgi aš vis tiek buvau netoks. Ligoninė aš pats atvažiavau už vairų, kaip aš maniau, man reikėjo pažymos darbui, kad aš čia, kur aš buvau, ligoninė, viską pateisina. Reset, ligoninė, nelaimė, visi aplinkui turi susiburti, kažkaip tai toks dalykas. Bet realybė kitokia, ūmio apsinuodėjimo skyriuje, aš ne šiaip savo atsiradau. Tai fiziškai, aš damušiau save fiziškai ir faktiškai, kaip atrodė tas pirmo žingsnių viršūnė, mano, kad aš sėdėjau namie, drebėjau, apsikabinęs tą pagalvės acetono kvapą iš pažasčių ir taip kažkaip, nežinau, man nebuvo idėjų, kaip toliau, kas toliau. Aš viduje suvokiau, kad taip ir bus, su pertraukom kažkaip, taip, su pagerėjimis, bet daug maž trajektorija ta pati, jau kitaip nebus, taip. Ir tos idėjos, kaip anksčiau, kaip aš ten svajojau, kad aš nafik čia mesiu, važiuosiu Argentiną, šoksiu tango, gersiu vyną, vienu žodžiu, kad čia viskas. Visa mano Argentina, tame prasme apsikabinės pagalvė. Visa mano Argentina nebus kitokios. Nebus, nes manęs nėra jėgų, nėra ugnelės, viskas. Iš tos pusės, tai aš pasiprašiau pas tėvus, paskambinau, kad galiu pas jūs pagyventi. Nes man kažkaip reikėjo tas. Grįžau į grupės,
grįžau į grupę, kur vaikščiau ten, kažkaip taip normaliai vienas sakė, nu ką, viską padarėjai. Atsigėrė, atsidulkinai, ten viską, aš sakau, viską padariau, jau netelpa. Jis sako, malačias, o taip ir reikia, gerai, grįžk. Žinai, nu, tas šitos pusės. Nu, kitas sakė, nu ką, įsitikinė, aš taip neapkenčiau jį, galvot, mokytas, blin, hrenas. Tai čia ir gerai, kad toj grupėje liko apie 70% žmonių, kur aš lankiau kito ir man atrodė, kad o čia tas pats, o geriau viso to aš nebūtų. Nu, vat, kas tuo. Ir kas prasidėjo ta mano kitokia blaivybė, nuolankesnė, aš pradėjau girdėti žmonės. Man kiekvienas žodis atrodė svarus. Vat jis į 10-tuką, tai smiginiu, man vat kažkas, vat man to reikėjo. Bet gyvenimas nepagerėjo, skolos, moralinės skolos, nežinau, daug dalykų, kur savo negali atleisti, ten gėda už daug, ką dariau ir, nu, aplamai. Kažkaip jis ne. Tai jis man sutilpo į vieną dieną ir šią akimirką. Aš dažnai sėdėdavau ir galvodavau, ko man tam blogo, nu mangi neblogo, man nieko neskauda, plyta, ant kojas neguli, nu man nieko, va čia sekundė nieko, nu все, nu gerai, nu ką tu, žinai, va tie dalykai. Ir tai po vieną dieną susirinkimai be abejo, bendravau su žmonėm, žinau, ir būdamas metų blaivybės, žingsniais aš grįžau vėl pas tą patį savo mokamą globėją, jeigu galima taip pasakyti. Be abejo, man puikybė nedavė tada, nu, nebuvo dar nebuvo tos sistemos knyginės, jo, taip kaip buvo nuo pradžių, faktiškai. Ten aš daug ką gavau, labai daug ką gavau, bet kas iš to, aš nesugebu realizuoti didžiulį dalį, kas iš to, kad aš žinau. Niekaip neintegruoju savo gyvenimą. Tai, kas mes suėjom su žmona metų blaivybės, niekam nesakėm apie tai, nes kaip galima išgėti. Į akis pažiūrėti tėvam, nu aš tai durnas, o tu ką, nu kaip taip, po viso to, kas buvo galima, mes slėpėm tą, jo, realiai. Ten buvo, nu, gyvenimas taip. Ir aš irgi pajaučiau, kad nustojau gerti, man atrodo, kad aš vakar gimęs. Blemba, iki šiol kažkaip gyvenau, o čia aš nesugebu susitvarkyti su savim, nesugebu uždirbti, nesugebu tvarkyti, vat kažkaip slysta iš rankų ir aš nesuprantu, o kaip taip. Nes aš galvoju, kad aš metu gerti ir viskas gerėja, nėra kitų pasiekmių. Nėra policijų, nėra baudų, nėra ten kažkokių ten skolų, kažko ten nuotykių. Nėra, bet jis negerėja, blemba. Ir tas vat kažkur žmona sako, kad, na, demagogija tu siek tą savo atidaryk, nes aš visokį išmintį ginamo nešiau ten, reguliavau ten dvasinį patirtį, visą kitą. Tai sakė, tik kalbėt, žinai. Aš nesuprantu, kas jai ne taip. Ir aš prašiausiai globos ir čia tada tiesiog pa žmogų ir vat skirtumas. Kai aš mokėjau pinigus, 80 litų už akademinį valandą, už 5 minutės. Ir dar piktas buvau, kad su manim ne apie tą kalbą, jo, kaip taksistas, kuris ratais važiuoja. Bet kai aš moku, aš nuperku prekį ir darau su ją, ką noriu. Aš moku tu sveik už mane. Aš nieko nesiruošiu daryti, davai. Aš duok rezultatą. Čia yra ne taip, o čia žmogus. Jis skiria man savo laiką ir aš jam esu dėkingas. Ten užimtas žmogus, jis užrašo mane į savo dienoraštį. Ruslanas, šeštadienis, ten ryte, kavinė. Žinai, vat visą kitą. Ir aš suprantu, kad aš negaliu čia malt vat kažko tai. Tai vat tada pajudėjo, bet čia dar nebuvo įimas žingsniais. Nes aš jam iškart, papasakojau apie save, nes žingsnių žinojau. Mokinys normalus, jis sako, apie dievus su tavim nekalbėsim. Davai, kas tavo galvoje šiandien, ir jis man tiesiog spardė daryti. Nes aš iki šiol studijavau žingsnius ir pasakojau apie juos. Jo? O čia buvo praktinis darimas kasdienybei, kas iš to, iš paprastų, iš mažų dalykų, kad darbę padaryk viską su meilė ir iki galo, žinai, ten, ta prasme, kad nekerštauk, žinai, iš tų priimk viskas, kas ateina. Ten daug tokių momentų buvo, tokių kažkokių, žinai, papasakau žmonai, kokios skolos darbė ir iš kur jos atsirado, žinai, čia tai siaubas buvo. Ten tokių, tiesiog spardė mane kažką daryti ir čia jau buvo neblogai. Bet normaliai programą aš ėjau pagal žingsniais 7 metų blaivybės.
Nu, aš gyvenu, viskas gerai, viskas, ten tarnauju, ten kažkur vaikščiu, ten net žmonės ten vedžiau, ten kažkokiais žingsniais, nežinau, kur aš juos nuvedžiau, bet, nu, jo, ten viskas, nu, lyg tai taip, jo, bet tos būsenos aš nesuprantu, atrodo, vat šiandien meščiau viską, darbą, šeimą ir šis kažkur tai, vat nieks nevertingai, vat kažkas tai, nu, ne to, nu, nežinau ko. Nežinau ko. Ir aš suprantu, turėdamas patirties, santykiai labai viską parodo. Kalbam gerom temom, viskas ir pykstamės. Tai čia akivaizdu, kad kažkas manyje to, ką aš negaliu nei pamatyti, nei pataisyti. Vat kažkas ne to. Aš prašiausi globos pa žmogų, bet taip labai iš tolo, mes čia su tavim 4 žingsnį, davai kažkaip taip. Mintis buvo tokia, kad į 9 neįti. Jo, nes nuskriauduoti taisymas man šiandien kaip netinka. Nors kas degančiai aš padariau iki tol. Neturiu laiko, bet, nu, aš daug ką padariau, tiesiog to vadinamo spardytojo globėjo, nu, toks buvo formatas, ko aš prašiau. Vedamas, daug ką dariau, bet kas įvyko, įdomiai, mes 2 suaugę vyrai skaitom knygą, meldžiamės ant kelio, jo kotedže. Iš šono atrodo blemba, pusę metų praeiname su žmona vėl bučiuojamės ir kažkas tai, nieko nepasikeitė, bet pasikeitė, jo. Ir visos mano žinios, viskas mano susidėjo labai tvarkingai į tam tikrą sistemą. Ir viskas, niekas nebuvo nei užbrakuota, nei išmesta. Ir aš galvoju, ką aš iki šiol dariau. O iki šiol tą, apie ką sakoma, išankstinės nuostatos, nu, tai, tokios knygininkai, fašistai, klonų štampuoja, žinai, bylas šis, bylas tas, ten, va taip, jo, jokios laisvės, vadovėlis, čia viską, ką blogiausia, tai tas nuo to momento kažkaip daug kas pasikeitė. Ir kas vėliau irgi, ko aš niekada nenorėjau daryti, ten globos kažkaip, tai, bet kai pats vidį, aš ten 4 žingsnį, nežinau, kiek kartų rašiau, bet tai pusiau supratau, prie ko ir apie ką jis, jo. O kai man pačiam reikėjo paaiškinti, čia ten drug bachas stalo ir vat aišku, kažkaip tai. Tai tie dalykai prasidėjo ir kas pabiškai keitėsi gyvenime. Dalykai, kurie atrodė neįmanomi, ten skolos, dar kažką, jos mažėja. Ir tas darymas irgi, kad aš galvoju, aš neturiu dabar atiduoti 100, 500 ar dar kažkiek, tai koks skirtumas, veiksmas šiandien 5 eurai, 3 eurai, 10, veiksmas, nuolatinis veiksmas, kaip čia, sistema, ant ilgų distancijų laimė sistema, tame prasme, darai, galas, kada ten galas, Dievas žino, kada tas galas jo, bet be abejo užeina tokių momentų, kam išvis ta blaivybė. Buvo tokie, kad aš laisvas ir iš draudimo kompanijos ateina ten vėl 100 000. Jeigu ten ištardo, jeigu buvo girtas, tai jie po to ten išreikalauja, bet čia kartais užima 1 metų. Čia liktai ir vėl tas pats, ir vėl pikta, ir vėl pabaigos tam nėra, arba dar kažkas tai. Tai tas ėjusi tai, kas keitėsi laikui bėgant, be abejo, blaivybei, požiūris ir pajutimas tos gyvenimų. Šventoje stovyklos, paminu, eina mergyčkos, aš jau žiūriu, blemba, kaip į gilytis, kaip faina, nėra to seksualinio, kad aš noriu tave turėti, bet ir iš kitos pusės visiškai. Ne man neturėti to, kad faina, kad yra ir faina. Ten kažkokie tie dėkingumai, ačiū Dievui už, nežinau, už maistą, už truliką, už šitą žmogų, už šitą šypseną, už šitą, kad ta pozicija man labai tiko. Ir ta pozicija labai padėjo man daug ką ir išgyventi, nes nesigilintas Santa Barbara buvo ten atvejai, kad, tai aš lakščiau į kairį, bet vieną kartą aš irgi gavau ragus, ten, niekaip buvo, jo. Namo ateinu, ten giliu atnešiau pakirpt, šiukšlių dėžiai, bas, prezervatyvai, ten visą kitą, kaip neskanu buvo. Kai aš tai liktai nieko tokio, žinai, viskas normaliai, žinai, čia. Vadvylis, tai tas irgi požiūris, kad ir išgyvenimas, kad ne mano nusavybė. Ne mano nusavybė. Ačiū Dievui, kad tas žmogus su manim. Ačiū, kad jinai nedavė man užmušti save. Ačiū, kad pasirūpina vaikų. Vaikas psichologas, tai vis tiek jinai savo pėdsaką gavo, jo. Normalus žmonės turbūt neina su nelaimingim dirbti. Bet ačiū ir tas požiūris, atleidimas, suvokimas,
tas kažkaip va taip integravosi tas tikėjimas į mano, ne religinis tikėjimas, ne priimimas kažkokių tiesų, bet tų paprastų dalykų, kad ašgi tikėjau, aš tikėjau savim, savo protų, savo norais, savo mintim, visą gyvenimą gyvenau, tarnaudavo savo kūnui, protui ir jausmam faktiškai jo. Ir visos skolos atsirasdavo iš ten dėl to, kad aš darau, ką noriu, po to glaistau pasiekmes ir visa kita. Aš esu geras žmogus, bet nuolat blogoj situacijai. Dėl ko? Dėl to, kad kiekvienoje situacijai mano kažkokia, aš žinau, kaip gera ir kaip reikėtų, bet mano aš dalis nugali. Ar mano patangumas, ar mano tingėjimas, ar mano baimė, ar mano kažkas. Tai viskas čia iš to, kad kodėl aš noriu vienai, pagaunasi kitaip. Taip atėjo tas tikėjimas, tai nežinau, gerai labai klausimų galima bus užduoti, aš nežinau, ką čia dar pasakyti, sakau, į smulkmenas labai nelindau, bet kaip šiandien yra, gerdamas aš buvau turtingesnis, nes man labai reikėjo dirbti, man labai reikėjo statuso, man labai reikėjo ką galvos, kaip atrodys ir visa ką kita, ir netgi automobilis čia yra dalis manęs ir visa mano gyvenimo vertė ir visa kita, šiandien yra kitaip, aš esu gan biednas, bet aš jaučiuosi kaip milijonierius. Ne, tie prioritetai kitaip statosi. Jo, kaip pavyzdys, ten mano dviratis dvigubai brangesnis už mano mašiną. Jo, kas man svarbu, tas yra tokie dalykai, žinai. Možda, kai negėda to važinėt, tai normaliai. Ten, kaip pavyzdys, sakau, arba tie dalykai, prioritetai turbūt. Jo, kas vertinga ir kas svarbu man. Iš to dalyko. Ir aš galvoju, kad aš dažnai savo sakau, darau to, ko aš nenoriu daryti ir savo sakau, sušiktas dvasingumas ir darau, žinai. Ten susivais, bet man, tai pilnesnis tas gyvenimas darosi. Tai irgi trumpai taip užbaigiant, kai aš rašiau pirmam žingsnį praradimus, ką aš praradau, ten sveikatą, savigarbą, galimybės, ten, santykius, ten savo vystymąsi, emocinį augimą, prie kiekvieno aš galėčiau parašyti, ir pofik, aš savo patinku, bet šiandien tas laikas, aš išgyvenau didelį dalį gyvenime, neaišku kur, savo galvoj tarp savo ausų ir mano jausmai tokiam nekomfortiškam diapazone, kažkur ten, ne ten aš, kaip čia, aš prašokau tą gyvenimą, bet nepragyvenau, to man gaila, žinai, kažkaip. Tai nežinau, tai šiandien, jeigu būtų galima grįžti atgal, tai aš gal dar daugiau gerčiau, kad biški greičiau ateit.